Labą dieną, mėly žiūrovai. Pradedam 10 serijų podcastą, kur kalbinsim įdomius senjorus. Ir šiandien pradedam podcastą nuo Almos Stugienės, kuri yra mokytoja, menininkė ir, kiek supratau iš trumpų pokalbių su ja, aktyviai keliautoja. Tai labą dieną, Alma. Labą dieną. Papasakokit, kur buvot? Grįžau prieš 2 dienas iš Tenerifės. Joje buvau 3 kartą ir noriu sugrįžti dar. Kas taip traukė Tenerifę, kad 3 kartus į ją sugrįžti? Todėl, kad turiu nuostabų sūnų, kuris taip suplanuoja visas keliones, kad ir nuvažiuojame tas pačias vietas, bet neatsidūrime lankytinose vietose tose pačiose. Taip, kad dar liko daug neaplankytų vietų, šalia nenuplauktai salas. Taip, kad ateityje planų yra, nors aplankius esu tikrai labai nemažai ir tik sūnaus dėka, vaikų dėka. Tai aktyviai gyvenate, ne? Labai. Tai įdomu, ar sports ir aktyvums jūsų gyvenime yra reikšminga dalis jūsų gyvenime? Labai. Labai? Kiekvieną dieną mažiausiai minimum nueinu 6,000 žingsnių. Būna daugiau, būna mažiau. Būtent toj kelioniai 20,000 žingsnių vieną dieną suėjom. Čia jau nemažai. Jau pavargau, bet įspūdžiai nugalėjo. Nes mačiau, kad ir turi dviratį minimui Turiu. pasistačius. Minat kasdien. Turiu, sandėliuke turiu volus, hantelius, kilimėlius, gumas, rutuliukus įvairiausius masažinius su spigliukais ir be. Kamuolį gimnastikos didįjį. Taip, kad jei aš nesimankštinčiau, nejudėčiau, tai turbūt ir negalėčiau keliauti ir nueiti. Ir tik tai sporto, tik tai aktyvaus poilsio dėka ir mankštų aš galiu keliauti, šypsotis ir daryti tą, ką aš noriu. Nes šiaip, kiek esu pastebėjęs, dažnas vyresnis žmogus toks, atrodo, kad sports gyvenime yra nurašyts į jauno žmogaus veiklą, maždaug, kol esi vaiks bėgiok, lakstyk, kai esi mokyklai, nueik į kūno kultūrą, o jau po mokyklos, jeigu prijauti tam dalykui, tai dar biškai pasportuok, bet šiaip kuo toliau gyvenime, tuo mažiau to sportą. O pasirodo, kad mokslas, kaip ir sako, kad kaip tik, kuo vyresnis esi, tuo svarbiau tą sportą tęsti, dėl kaulų tankio, dėl raumenų visų, dėl balansavimo, pavyzdžiui, kai laukia dabar šalta ir slidu, kad nenukrist, nesusilaužyt kaulų. Tai labai svarbu vyresnių žmonių gyvenime ir pastaruoju metu skaitau nemažai tyrimų, kad smegenų darbui labai yra viena iš nedaugelio priemonių, kuri tokia efektyvi, kur per laiką leidžia nedegraduoti smegenim, yra fizinė veikla, kas dažnai žmonėms atrodo, kad fizinė veikla kaip tik labai neprotinga yra. Tai man tas įdomu, ar vyresni žmonės iš vis galvoja apie tai. Nes dažna, ką aš vyresnį žmogų sutinku, jis net negalvoja apie tai iš vis. Dar aš labai mėgstu maudytis. Mes tik nusileidom lėktuvų ir pirmiausia nuvažiavom į paplūdimį ir aš net nepažiūrėjau, koks vanduo. Pažiūrėjau, kad yra 22 laipsniai šilumos, o vandens, aišku, ten taip greit ir nebuvo, kaip pamatot. Aš pirmiausia puoliau į Atlanto vandenyną ir ten taškiausi kaip vaikas. Aš dar kartą maudžiaus, nors besimaudančių buvo nelabai daug. Aš net čia namuose būdama, man kad tik šlapi. Upė, ežeras, jūra, man vandens reikia, gal dėl to, kad aš vandenį. Vandenis, taip. Čia šalia Ventą, tai turbūt šalia Ventą būdavo, eidavom ir su vyru, ir su vaikais, dabar kitą kartą jau ir pavažiuoju ir su dviračiu, ir su mašina ten, kur užsimanau, kur ramiau, kur įdomiau, kur kažkaip netrukdo. Tai nereikia dar dabar žiemą. Visą gyvenimą čiužinėdavau čia nuo to kalniuko priešais. Dabar kažkaip nedrįstu, viena kolegė eina pro šalį. Ar tu čia visai stuburus operuots, klupsus operuots, lipsi ant to kalno? Jinai, kai nuėjo, aš vis tiek pamažu užlipau ir nučiuožiau, kai nieks nematė. Vat šito tai iš manęs nieks nedetims. Tokia esat einantį į priekį, jaučiat poreikį daryti dalykus. Labai. Ar tai yra kiek nors susijęs su to, kad buvot mokytoja? Aš bent jau kaip įsivaizduoju, kad mokytojo gyvenims yra labai
intensyvus, kol Jo, būni taip. mokykloje. Ir nesvarbu, kad amžius ein, tu visą laiką esi tarp tų tokių mažų energijos gumuliukų, kurie spurd visą laiką. Tai vad, kiek galvojat, kad buvims tarp vaikų ilgą laiko gyvenimo dalį? Kiek sakėt, apie 40 metų. 43 mokykloje. Va, tai kiek galvojat, kad jūs tai paveikia į tą tokią jaunatvišką pusę, kur akivaizdu, kad esat labai jaunatviška. Tai kaip gali, dirbdamas su jaunais žmonėmis, būti toks neaktyvus ar tai nejudrus? Tai čia nenori priverčia. Ir dar labiau kaip tik skatina. Ir tu ir dar nesinori pasiduoti. Kadangi aš dėsčiau visą gyvenimą dailę, aš tikrai prie stalo nesisėsdavau. Aš eidavau, žiūrėdavau, pakeldavau, eidavau ten kažką padėti, patarti, pakabinti, pakelti, parodyti. Labai vesdavaus į lauką, labai vesdavau į parodas. Kultūros centro darbuotojai net yra kažkokioj šventėj pasidžiaugia, kad aš iš visų 4 mokyklų Pavenčiuose daugiausiai atvedu vaikus į parodas. Aš vesdavau ten parodas. Tai įsivaizduojat, reikia nueiti, pareiti ir ten rasdavom veiklos irgi nežiūrėdavom va taip tų paveikslų ir aptarti ir sudarydavom mums sąlygas. Atneždavo vandens, stalų, mes ten tais motyvais tapydavom. O jau peizažai, kokie peizažai, jeigu ne gamtoj? Vesdavotės vaikus į lauką tapyti? Taip, aplinkui visur, akvarelė. Tik tai labai pasikeitė požiūris vaikų. Seniau, aš nežinau, ar daug kas taip ir pasakys, aš jausdavau, kad anksčiau nešamės tą vandenį, nešamės akvarelę, mokytojai ant ko pasidėti. O dabar, ar galima, aš galiu nufotografuoti, padaryti koliažą, dar ką nors. Technologijos ir gadina vaikus. O dailiai aš įsivaizdavau, kad tik piešimas ranka, iš natūros, teptuko potėpiai, nukirpta, kažkas nudrėkšta, priklijuota, padaryta, sukurta paties, tai yra didžiulė vertybė. O dabar pasiūla yra visai kitokia ir požiūris vaikų kitoks. Ir jau kuo toliau, tuo būdavo sunkiau priversti, ne žodis priversti, bet motyvuoti, kad jie labiau taip patys padarytų. Ir to judėjimo atsirado daug mažiau. Jo, ir pas vaikus daug mažiau. Taip, nulėkdavom iki Ventos, iki tiltuko, vos ne iki Daugėlių, nubėgdavom iki kalno, iki dabar, kur biblioteka atstumas, apipėkdavom apie parką, surasdavo gražiausių tų vietų. Bet aš paskiau sugalvojau, jau ir leisdavau tais fotoaparatais paveiksluoti ir tuos pačius koliažus daryti, kadangi pati lankiau įvairiausių tų ir kursų, ir tų mokymų. Ir dabar tebelankau, tebesimokau, nežinau, kur aš juos panaudosiu, bet aš vis tiek toliau mokausi. Ir to judėjimo, bent jau mano pamokose, tai tikrai visada būdavo daug. Mhm. O, sakot, vaikai pasikeitė. Tas... Nebūtinai matau problemą tame, kad jie, pavyzdžiui, nori fotografuoti. Matau problemą, nes tai galima sakyti yra atskiras meno rūšis, tai tapyba, fotografija, dar kas nors. Labai gerai. Labai priklauso, su kokiu požiūriu tu ateini į tą veiklą, jeigu tiesiog išsitrauk telefoną ir bet kaip nufotografuoti yra viena, bet padaryti kokią nors labai gerą, įmantrią, subtilių kampų nuotrauką ir rasti tą tokį, būn tie kadrai, kur tu pamatai nuotrauką ir biškį net užgniauž kvapą, kur tu supranti, kad ta nuotrauka pagavo kažką. Verta. Ar tai architektūriškai, ar veiksmą kažkokį pagavo, kuris, tikrai įtrauk iš karto. Bet man kas patink mene apskritai, kad būn gerą meną tu iškart pajauti. Tu iškart supranti, kad tu žiūri į kažką, kas tave prikaustė. Tu gali visiškai nesuprast, ką tu darai, į ką žiūri, bet tu iškart supranti, kad tu matai kažką su svoriu, nes tu jauti tai savo viduj. Tai jeigu vaikai fotografuotų su atsidavimu ir su pastangos įdėjimu, tai nėra tai tokia jau problema turbūt. Ne. Bet turbūt jie ar labiau paviršutiniškai tą daro? Ne, kadangi aš parodžiau, kaip pagauti šešėlį, kaip tą patį įspūdį. Ir aš, jeigu ten meno istorija šiek tiek ir tą įspūdį lauke, ypač šešėlius, apšvietimus, ir prieš tai parodė ten impresionistų darbus, tai jie sakydavo, oi tikrai,
Nu, va, sakau, matot, šiuolaikiniam priemonėm. O jeigu paskiau dar iš tų nuotraukų pabandom kažką ir nupiešti ir ten nutapyti, nu, tai tada būdavo iš vis labai šaunu. O fotografuoti aš taip pat, kadangi keletą kursų, mokymų esu praėjus ir universitete, ir buvau išvažiavusi Vilnių savarankiškai trupučiuką, ir šiaip labai domėjus ir internete. Tai kai aš pamokiau, kaip nufotografuoti, kur tą žmogų, kaip vaikai sako, nukirsti, ir kaip tą medį fotografuoti, kaip tą apšvietimą, kad prieš saulę nefotografuoti ir įvairių dalykų, tai jie tada irgi labai džiaugiasi. Ir iškart rezultatas kitas. Svarbiausia, turi pasakyti, pamokyti, parodyti. Tiesiog įrodyti, kad jis kitą kartą net ir pats atrastų. Nu, atrodo, jau 2 metai nebe mokyklai, bet atrodo, jau dabar tai dar kitaip turbūt pasakyčiau. Tiek metų prabuvus mokytoja, aš įsivaizduoju, kad smegenys taip greit neišsijungia iš to galvojimo, ką gali patobulinti, ką gali padaryti kitaip. Dar susapnuoju ir pamokas, ir ką aš veiksiu, ir planą, labai dažnai. O tai sako, vaikai pasikeitė. Kuom vaikai pasikeitė? Jeigu kalbam ne tik apie fizinį aktyvumą, labai dažnai pastaraisiais laikais kalba, kad technologijos keičia vaikus. Keičia. Matėt, sakė, prieš 2 metus baigėt mokytojavimą, taip? Jo, dabar 2 metai nedirbu. Tai čia dar labai šviežiai. Šviežiai. Kokius pokyčius matėt, kaip keičiasi vaikai? Fizinis aktyvumas, jų dėmesys, jų susidomėjimai kažkuo. Nu, jau apie patį judėjimą, kad jau mažiau juda, tai tą trupučiuką sakiau, o tos technologijos, jie, nu, tas toks tingėjimas, toks norimas prisėsti labiau, gatavo, toj dirbtinį intelektą, toj pasibalnuot nori ir paskiau labai nori įrodyti, kaip tai jų. Nu, iš dalies tai ir gerai, aš ir pati juo pasinaudoju ir gana sėkmingai. Atrodytų, kad tie pokyčiai tokį tingėjimą skatin. Ar žmogus nebuvo tinginys visą laiką? Ne? Nu, nežinau. Aš apie save galiu tik pasakyti. Niekada nebuvau tinginė. Aš nuo mažens, kadangi užaugau kaime, tai aš žinojau, ką reiškia malkų atnešti, lapų priskinti, kažką padaryti, daržą ravėti, šieną grėbti ir man tai nebuvo sunku. Aš ir dabar labai mėgstu į žemę įkišti nagus, taip kaip sako. Aš turiu aplinkui aplinką, dar turiu tokį mini daržą, mini sodą, kad ir ne nuosavam name gyvendama, bet aš vis tiek turiu tokias sąlygas. O vaikai jau nebenorėtų, aš atsimenu, kai atėjau čia dirbti į mokyklą 85 metais, tai mokykla turėjo tokį sklypą. Daržovės, prieskoniai, žolelės įvairiausios. Ir aš tada dar dėsčiau ir technologijas ir norėdavau nueiti su jais tenai. Nu, žinokit, nelabai jie norėdavo ten kišti tų pirščiukų. Pažiūrėti, gal išsiaiškinti, nueidavom, bet aš su malonumu nueidavau pamokų ir ten pasidarbuodavau. Ir niekada nedėjodavau. Bet tas buvo senai. Gal tiesiog keičias, ką žmonės veikia? Aš nei vieną pusę, nei kitą kažkaip linkstu, vis keičias mano tą nuomonę, to klausimu, bet gal yra kitas veiklas, kur taip žymiai mažiau jaunų žmonių nori kišti rankas į purvą, kažką tokio fiziškai ypač sunkaus daryti. Bet gal jie kažkur, pavyzdžiui, robotikos kokie nors bureliai. Paėm 8 metų vaiks ir sukonstruoji kažką veikiančią su elektronika, kur prieš 50 metų buvo toks, jau turėjo būti specifinis žmogus, kuris su elektronika tikriausiai kažką konstruotų namie. O dabar vaikai eina į tą kaip į laisvalaikio praleidimo būdą ir 7-9 metų vaikai konstruoja kažką iš elektronikos. Tai gal galim sakyti, kad persiorientavo jų dėmesys ir įsiveiklinims. Gal jis nebėra toks fizinis, bet ar jo apskritai mažiau? Ar jauni žmonės apskritai mažiau veik? Ar veik kažką kitko, kas nebėra taip akivaizdu? Susodinti sodai po langu yra akivaizdu. Tu atsikeli ryte, pažiūri pro langą ir ten sodai. Tu matai faktą. Gal, pavyzdžiui, kokia nors suprogramuota eilutė kompiuterį irgi yra veikla, kuri reikalavo iš jo vakar 3 valandų. Jo, bet jūs ateinate į kambarį ir jisai sėž prie kompo ir ten nieko nėra. Ir tada labai sunku įvertinti, ką jisai padarė. Gal yra to kažkiek?
Nu, galbūt, kadangi aš vis tiek tos veiklos, tokios fizinės dar vis noriu, bet daug pasinaudoju, aš jais žaviuosi ir net aš atsimenu, aš kaip mokiausi, studijavau institute, tai kompiuterių nebuvo. Atėjau čia į mokyklą, irgi buvo tokie didžiuliai, Jėzus Marija, baisu net prisiminti. Ir aš kažkaip jutau, kad vaikai imlesni, jie viską padaro greičiau. Jie net mane pamokė. Taip, tai va aš pranašumas jų, kad jie tikrai viską perprato greičiau nuo mažens, negu aš vyresnė. Turėjau pasivyti, tai mokiausi aš kartu. Ir tiesiog žaviuosi tos jaunai žmonėms, kurie tikrai tų technologijų dėka sukuria tikrai labai gražių, įdomių dalykų. Aš turiu pati sūnų informatiką, tai jisai pas mane niekada neliepiu jam čia nei griebti, nei kažką daryti, nei kalti, nei ten dažyti, gink Dieve, bet man labai smagu, kaip aš pas jį nuvažiuoju ir pas jį 2 didžiuliai monitoriai ir taip vaizdai pereina per abudu. Aš tokia atsimenu, pirmą kartą pamačiau, tai man kažkoks stebuklas. Ir paskui dar sužinojau, kad visi tokie dirbantis tokius darbus, jų ir tie atlygiai visai netokie, kur ten kaime ar ten kažkokius fizinius darbus dirba. Tai žiūrėkit, pranašumas. Aš ir dabar kažkam stojant, tai vis savo auklėtiniams sakydavau, stokit į informatiką. Stokit į inžineriją, stokit į tas šiuolaikinės specialybės, kurios reikalingos. Taip, jau pati labai skatinau būtent rinktis tai, ko mums labiausiai reikia dabar. Bet dabar iš tikrųjų, kiek pasišneku su savo amžiaus žmonėm, yra net tokia biškė atvirkštinė banga vykst, kur labai nedaug jaunų žmonių žino, kaip daryti tuos senuosius darbus. Senuosius čia taip pavadinti. Santechnika. Staliaus darbai, elektra. Būtent. Nieks nebesiliečia prie tų dalykų. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūri į atlyginimus, prasideda situacija, kur įmonė ieško suvirintojo. Ir antiek ieško suvirintojo ir antiek jų trūkst, kad sako, mes jums mokėsim 3000 eurų. Tik ateikit virinti. Nebėra kas daro tų paprastų darbų. Tai jau dabar žmogui rekomenduoti į IT eiti kaip į gerą finansinį kampą. Taip, tu ten gausi tikrai gerą atlyginimą, bet dabar jau gali lenkti atgal link tų fizinių darbų, kurie pradėt vėl daug mokėti, nes nieks nenori dirbti tų fizinių darbų. Nes karta keičiasi, žiūrėkit, mes tie vyresni žmonės jau ir iš darbų išeinam, ir į pensijas išeinam, o jauni kaip tikrai nelabai nori. Bet šiaip tai labai įdomu. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu savo santechninius visokius mazgus išsivalyti, pati net nekviečiu. Aš manau, kad jūs esate išskirtinė šito klausimu. Bet kaip pasakyti, pavyzdžiui, mano vaikai, aš juos taip išauklėjau, kad tikrai mano nei sūnus, nei dukra, jeigu ten užsikemša dar kas nors kviestų meistrų, tikrai patys. Jeigu susirenka baldus, gal nelabai sudėtingus, ten kažkokius kaip prie televizorių spintelė ir dukra pati, net vaikino neprašė ir sūnus, tai aš kažkaip galvoju gal ir apie kitus, aš čia kalbėjau dabar apie savo vaikus, bet tai aš juos taip pat mokiau. Ir aš pasakodavau savo auklėtiniams mokykloj, kad žinokit, lygintuvą, dabar gal šiuolaikinė nelabai, bet tas, kur būdavas tokius spiralinis, aš pati išardydavau ir mes esam mokykloj net ardę, suvėrė atgal ten tos keramikinius, baltus tokius žiedelius. Man ten kai kada likdavo, bet tas lygintuvas veikdavo. Arba ten plaukų džiovintuvą, arba dar, kad ir tą patį pamokyti aplinką, lapai grėbti. Dabar vaikai daugumą mes neturim tų grėblių, gyvena daugiabučiuose, bet aš tai čia, kai savo auklėtinius nusivesdavau darbuotis, čia kalbam apie tą fizinį darbą, tai aš iš savo sandėliuką ištraukdavau irgi dar keletą papildomai ir jie sakydavo, bet visai smagi veikla. Nors jie kiti namuose tai tikrai neturi sąlygų, ypač mieste gyvendami. Taip, kad yra taip, kad nėra kur susidurti su tokiu fiziniu darbu. Poreikia tam yra vis mažiau ir mažiau. Taip. Ir kaip jisai gyvendamas 5. aukšte ir neturėdamas nei lysvelės šeimoje, iš kur jisai gali žinoti. Ir jisai tokios specialybės, aš manau, ir nesirinks. Taip, sutinku su jumis. Dar apie tą vaikų pasikeitimą.
labai dažnai sako, kad vaikų bendravimo įgūdžiai pasikeitė. Ar matėt tą pasikeitimą per metus ir dabar daug diskusijų, pavyzdžiui, apie telefonus mokyklose? Ar matėt, kaip tai keitė vaikus? Nes kai įsiveli į tą diskusiją, ar vaikai bendrauja vis mažiau, iš pradžių akivaizdžiai atrodo, kad mažiau bendrauja, po to, kai pradedi skirstyti, taip filtruoti dalykus, jie naudoja telefoną. Jie telefone dažną kartą irgi siunčia viens kitam nuotrauką, rašo viens kitam žinutę. Tai irgi yra savotiškas, nesavotiškas, tai yra bendravimo formos ir galbūt net iš savo kokios nors kelionės atsiųsta viena nuotrauka yra žymiai daugiau papasakojanti negu koks nors ten seniau parašyts kelių sakinių laiškas iš atvirutės, pavyzdžiui, koks nors linkėjimas, kad linkėjimai iš Austrijos, ten myliu, bučiuoju, o čia žmogus paėmė atsiuntė nuotrauką. Tai yra toks irgi savotiškas bendravimo formos, kurių, kaip galvojat, ką jos daro su vaikais? Ar kaip keičias vaikų bendravimas dėl to? Jūs matėt, kaip kartos ėjo pro jumis vaikų ir vis daugiau atsirado technologijos jų gyvenime ir tas bendravimas vis iš tokio teta akis į akį perėjo į tokį, kad aš tau parašysiu, kada noriu, tu man atrašysi, kada nori. Ką tai padarė su vaikais? Ar matęs tokių akivaizdžių kažkokių? Matys, bet aš visiškai nesistebiu, tas telefonas palenkė mus visus. Jau čia niekur mes dabar nedingsim. Bet tas kitąkart bendravimas tų vaikų gal ir aš nemanyčiau, kad čia būtų labai blogai. Vienintelis tik labai pliusas didžiulis, kad mokyklai pamokose nebegalima naudotis telefonu. Ar nepaliko mokyklom nusispręsti to? Bent jau aš, kol dar dirbau, tai būdavo taip, kad pamokos metu sudėti į dėžutes. Tik tai aš kai kada paprieštaraudavau, nes man reikėdavo taip, kad jie vaikai ten ar Pinterest, ar ten dar kažkur paieškotų kažkokios informacijos ir kad ir tų pačių piešinukų pasižiūrėti. Būdavo, kad reikėdavo. Tai jie gal ten papiknaudžiaudavo. Bet šiaip tai aš nematau čia nieko blogo. Gal jie dar net ir daugiau pabendrauja. Ir tas atstumas. Dabar čia įsivaizduokit seniau, kol nesusitinki viens prieš vieną, tol tu nepabendrauji. O dabar tu gali būti kitam krašte ir tau galimybės visai kitos. Ir su tom pačiom nuotraukom ir matom, ir tus vaikus matom messengeriuose, ekranuose pasijungiam tiesiogiai. Čia yra pliusai. Tik vienintelis, tai aš net per savo pamokas sakydavau, vaikai, nesusmukit, vaikai, nesulenkit, biškit, nebijokit, pakelkit trupučiuką. Kad paskiau neturėtumėt problemų. Tai tai aš dabar galvoju, net ir gydytojų yra sakoma, kad ateina karta, kuri linkstam tokių. Tai čia tas toks gal minusas. Ja. Bet kad bendravimas, tai aš nemanau. Tai smagu, kad tie jauni bendrauja. Tik tai labiausiai aš jau ir seniau, ir dabar, jeigu aš išgirdavau keiksmažodį, tai aš sakau, viskas, aš su tavim nebendrauju, aš jau, ir jeigu susikeikiu, tai tik lietuviškai. Žodelių turiu visokiausių, tai jau šaukdavo, atsiprašau, ar ten telefonu negirdi, sakau, viens ant kito kai kada ten pasako, bet technologijose ten tu nematai, kaip jis bendrauja, ką jis ten parašo. Tai aš irgi sakydavau, kad nepatingėkit, rašykit lietuviškom tom raidėm, nesikeikit, geriau jau kokiu nors ten piktogramikę kažkokią įdėkit, jau tai vis kažkaip tik išvelniau. Bet kad technologijos žengia prieki ir kad jie bendrauja, tai čia yra gerai. Taigi to telefonu net dirbti gali. Tai kas be ko? Aš net žurnalą atsimenu, paskutiniais metais išmokau, net nebesijungdavau kompiuterį. Tai tiesiog toks palengvinimas. Tu gali bet kur. Ta korona buvo baisi, bet jinai davė savo kažkokių tai pliusų. Kiek išmokom dirbti nuotoliu. To bendravimo labai apsikabinimo reikėjo. Bet yra kaip yra kokia situacija, taip ir... Bet apie tą apsikabinimą, man irgi atrodo, kad telefonai, messengeriai, visos programos, kurios palengvina tą bendravimą, jos yra geras įrankis inicijuoti tą bendravimą. Pavyzdžiui, kur seniau tu turėdavai eiti prie namų kažkokio savo draugo ir klausti, ar jisai namie ir jis gali išeiti, tu dabar žymiai lengviau gali jam parašyti, kad
ką veikia? Žinoma. Grįšiu už valandos, nu tai gerai, tai už valandos susitinkam. Bet ar galime sakyti, kad net jauni žmonės bendrauja daugiau technologijų pagalba? Taip. Bet ar tas bendravims yra tokios pat kokybės? Kad žmonės parašo viens kitam, pavyzdžiui, aš esu žmogus, kuris labai mėgsta žmonėm į akis žiūrėti. Ir Aš net irgi. svetimiem žmonėm einant gatvėje, sėdint autobuse, Taip. man toks savotis žaidimas yra akis, kas kur žiūri, kas ką veikia, kaip žmonės reaguoja vieni į kitą. Kaip šaunu. Yra sunku pagauti žmonių akis. Žmonės, nežinau, gal ir seniau tai buvo, aš negaliu palyginti su kas seniau buvo, bet pavyzdžiui autobuse, yra sunku sutikti žmogaus akis, nes nieks nebekontaktuoja su akim, visi žiūri savo ekraną. Tai galbūt to bendravimo ir yra daugiau, bet ar jis nepakeitė to tikro gyvo bendravimo, kur žmogui tokį raumenų veidą vien kiek pilna. Ten milimetrą pajudėjimai išreiškia kokį nors sureagavimą, žmogus ten žiūri ant tokius į žandus, į lūpas, taip toliau. Per telefoną viso to nėra. Net pasiskambinus vaizdo skambučiu, tu gauni keliasdešimt procentų to tikrojo potyrio. Gal, pavyzdžiui, ką nors pasakius, fiziškai matai, kaip žmogus nugarą išsitės. Tu per vaizdelį to nepamatysi jau taip gerai. Tai vad, ar tas jų bendravims telefone, kompiuterį, skaitmeninėje erdvėje, ar jisai keičia juos realioj erdvėje? Jo, gal bendravimo skaitmeninėje erdvėje ir yra daugiau, bet kas vyks realybėje tų žmonių gyvenime, kai jie visą laiką bendrauja vien per žinutės. Tu atrašai tada, kada nori. Tu turi valandą pagalvoti, pavyzdžiui, ką aš atrašysiu, nes man nereikia dabar atrašyti. Bet tu, kai susitinki su to jaunu žmogum 12-mečiu gyvai ir tu jam klausimą kokį nors biškį suktesnį užduodi, jisai jau iš karto tokioj, man biškį reikia pagalvoti, aš nepratęs taip greit atsakinėti tokius gal sudėtingus klausimus. Tada į akis tau nežiūri, tada jam jau prasideda šioks toks stresas. Tai vad, ar tie jauni žmonės nesidaro kitaip bendraujantis dėl to, kad didžioji dalis jų bendravimo yra per skaitmeninės priemonės? Man atrodo, kad čia priklauso nuo vaikų. Kadangi aš tikrai labai bendraudavau su savo mokiniais, ir aš ir dabar labai bendrauju dar, čia dabar būna taip, kad net čia ateidavau ir sakydavau, mokytojai, jūs galite sugrįžti ten ir taip toliau, vienu žodžiu. Bet kaip čia pasakyti? Vieną grupę, kaip ir pasakojot pats, kad tikrai jie tokie įlindė ir jau paklausite, jūs žiūri ir nežinote, ką sakyti, bet kai kuris tai jis labai greit sureaguoja ir aš tarp kitko susitinka, čia kieme tai tikrai labai daug matau tų vaikų, to jaunimą ir tam parke ir tam mieste, jie susitinka, jie vis tiek paduota ranką, jie pasisveikina, jie apsikabina, jie vis tiek pabendrauja, gal ne tiek, kiek jau neturėtų rankoj to telefoną, bet jie vis tiek pabendrauja. Ir jie tikrai, tas apsikabinimas, ypač šiais laikais, tai yra ir tarp suaugusių, ir tarp vaikų, jis toks labai man tai geras dalykas. Pavyzdžiui, aš dabar, jeigu einu mieste, einu tiltu, susitinku vaikus, jis eidamas, retai katras eidamas ten tą telefoną žiūri. Vienas kitas gal trupučiuką. Bet, kaip miela, eini, susitinki, bent jau tie, kurie dabar dar kol mokosi, čia sutinku, tai labai daug ir pasisveikina, ir paklausė, ir kaip gyvenat. Aš kažkaip nepajutau, kad labai toks didžiulis skirtumas būtų. Ašgi nebendrauju visą laiką su jaunais, daugiau su vyresniais, tai kad ir vyresnis eina kitą kartą pro šalį. Kaip sakėte apie akių kontaktą, kadangi iš autobusų retenybė, aš nelabai važiuoju autobusu, važiuoju visą laiką mašiną, ar ten dabar traukiniais į Vilnių nebevažiuoju su mašina, tai aš to kontaktą nelabai norėdavau, nes aš dar ir moteris kažkaip pažiūrus į vyrus, gink dieve, niekada nedrįsdavau kažkaip pasižiūrėti, tai kažkaip net nepatogu. Bet kai eini kažkokiu taku, arba eini pažintiniu kažkokiu, ar dar kažkur tai, ir kai sutinki, iškart matai žmogui, ar tai jaunam, ar vyresniam, kuriam tu gali, kad ir nepažįstam, labas pasakyti ir mielai nusišypsoti, o kuri ne. Ir man atrodo, čia nieko nedėtas telefonas. Nes tokių žmonių visada buvo ir bus, kuriuom ar vyresnis, ar jaunesnis eini, koks nors vaikiukas, ten ypač mažesnį, pasižiūri, pašnekini, ir ta mama su to tėčiu kokie dėkingi, kada kažkas dar pakalbina. Taip kad čia nekaltinkim to telefono, nes žmogaus
akių kontaktas nepasikeitė. Nu, nebent, kad ras ten įlindęs, tai jau nieko nepadarysi, ten nepriversi ir nepakelsi. Čia gal dar toks keis dalykas suveik, kur, vat sakot, einant pažintiniu taku, kiek esu pastebėjęs, kad kuo mažiau žmonių aplinkai, to žmonės labiau linkę bendrauti vieni su kitais. Labai. Vilniui, nesisveikiant žmonės pasilenkdami gatvėje. Nors kartais aš pabandau ir dažniausiai negauni jokio atsakymo, kažkaip nėra dar to įpročio. Kokiuose Kuršėnuose, aš įsivaizduoju, kad žmonės ar tai pažįst vieni kitus, ar tiesiog jaučias artimesnį ir labiau kontaktuoja vieni su kitais. O va, pavyzdžiui, irgi mėgstu pažintiniais takais pasivaikščioti. Tai akivaizdus skirtumas, kur einant Vilniui gatvėje, žmonės nesisveikin. O va, pažintiniam take, kur tu vidury mišką susitinki su kitu žmogum, kažkaip toks net poreikis, ne tik, kad poreikis pasisveikinti, bet atrodo, kad yra tinkama ir pridarama. Mes va čia esam dabar dviese atskirai. Labas. Taip kažkaip žymiai natūraliau tas toks gaunas. Man bent jau taip atrodo. Ir kaip gera, kai tu pasisveikini. Taip. Visą laiką žymiai. Niekad nebūm blogiau, kaip pasisveikini. Ne. Kad ir su dviračiu važiuojant, aš atsimenu, susitinkite ir pamojuoji. Viens kitam, kad ir nespėj ten. Ne, tas bendravimas, tai aš nežinau, aš tai kiek einu į Kuršėnų miestą, kadangi jau vis tiek pakrašty gyvenu, tai aš tikrai sveikinuosi ir su manim labai sveikinasi, todėl, kad, kadangi šitiek metų mokykloj, aš net kitą kartą nepažįstu moters ar vyriškio pasisveikina, bet jie gal dar nuo seno žino, kad aš čia mokytoja. Tai labai smagu. Tikiu. Labai. Bet jūs esat ne tik mokytoja, jūs esat dar ir menininkė. Ir pagrindė, kai domėjausi apie jūs, tai yra jūsų meninis kams, o ne mokytojos kams. Ir kaip suprantu, kiek bandžiau žiūrėti jūsų meno darbus, tai nežmoniškai jaučias gamta jūsų menė. Papasakokit, kaip atsirado tiek daug gamtos jūsų menė? Nes ne visi žmonės kuria apie gamtą meną. Kaip negali kaip tu nekursi? Jei tu gamtoj gyveni, aš rytą, dabar žiemą ne, rytas kėlė ant padėklo arbatą, košę ar dar kažkokie kiaušiniai ir einu ant savo kelmukų. Aš net valgau laukė. Ir vakarieniauju, pietaut gal kitą kartą ten, kad netvėstų, ten ir sriubą daugiau neštis. Tai va, jau kaimynai tai žino, jau turbūt ir sėdi ir net galvą pasuka eidami. Kaip tos gamtos nemylėt, kai ji tokia nuostabi? Kokias tos spalvos, tie visi kvapai, atrodo dabar va žiemą, jau laukiu tų pumpuriukų. Ir dabar tas kontrastas grįžus iš kelionės, ten buvo šilta, džiaugiaus žiedais, čiupinėjau visus kaktusus. Parvažiavau čia, vis tiek aš radau dar tų užuominų tos gamtos, tos tikrai ne balto sniego. Jis taip pat man spalvotas. Net kai savo kelionės planuojat, irgi fokusuojatės į gamtą, ne? Oi, būtinai. Kad plėstą tokį savo gamtos pajutimą. Oi, žinoma. Nes yra žmonių, kurie kaip tik į didmiesčių centrą lenda, kas nors lenda į senamiestį, kas nors ten kulinarinė kelionė. Tai pas jūs vis tiek viskas eina per gamtą, taip? Ne, įvairovė yra, labai noriu ir architektūros, labai noriu ir paveldo, labai noriu etninių įvairiausių dalykų kažkur kitur nuvažiavus. Bet jau gamta, jau liežuvis ištysa, aš turbūt ir gimiau kažkokia laukinė, miškinė, gamtos išbučiuota ir kitaip turbūt nebebus. Mes teisybės dėliai savo vaikystės praleidom labai panašioje vietoje. Per kiek žiūrėjau žemėlapį 6 km atstumą viens nuo kito praleidom. Nuostabiuose. Tai aš suprantu tą aplinkos įtaką gamtos meilį jūsų. Tai apie jūsų karpinius. Žiūrėjau jūsų karpinius ir kadangi gavau jūsų kontaktą, galvoju vis tiek reikia pasidomėti apie žmogų ir pradėjau žiūrėti jūsų karpinius ir pirmoje vietoje iškrito jūsų tie mažieji tokie karpinukai, kurie panašus į knygos skirtukus. Ir aš pradėjau jo žiūrėti ir galvoju, įdomiai, iškart matos toks herbariumo prieskonis. Toks atrodo, kaip herbariumo darbai, kur jeigu kas esat vartę herbariumą, tai atsiverti ir sudžiūvęs lapelis ir jisai uždėts ant lapo, arba gėlytė kokia nors žiedelis. Ir tie skirtukai tokie labai man priminė herbariumą ir taip galvoju, karpiniai, okei. Pradėjau žiūrėti toliau, radau ten tokių didesnių kažkokių tokių irgi kirpinių ir tada vienoje vietoje radau tuos jūsų didžiuosius karpinius. Ir tik tada supratau, kad
O, aš pasirodo nesuprantu, kas yra rimti karpiniai. Nes kai žmogui pasakai karpiniai, nu tai ką žmogus įsivaizduoja? Kaip 5 klasėje karpai snaigutė kokią nors kalėdą. Perlenkta, ten susilankstai, išlankstai į 4 pusės ir gavo snaigutę, apklijuoji klasės langus. Jūsų karpiniai yra smarkokai rimtesni. Ir ten tos didžiuosius, kaip pamačiau, su tautiniais motyvais, ten buvo kažkoks su vyčiu Lietuvai užrašas, tokie tautiniai, etno-istoriniai motyvai. Ir supratau, kad karpiniai gali būti, nu, tokia pati iš savęs labai rimta meno šaka, kur, nu, nesusiduri. Žmonės tiesiog nesusiduri su karpiniais. Mene yra skulptūra, tapyba, dainavimas koks nors. Nu, dabar tie tokie klasikiniai. Tai man iškart kilo klausimas, kaip žmogus savo gyvenime taip smarkiai nusuk į karpinius. Kaip atsitinka taip, kad išsirenkat tokią nišinę meno formą ir tada taip smarkiai toj meno formai pažengėt į priekį. Tai yra vis tiek tokia, net meno pasaulyje karpinių menas yra, spėju, išimtis tokia kaip ir išskirtinums. Kaip atsitiko tai? Pasakysiu, kokia ta buvo pradžia. Mano mama dirbo bibliotekoje ir jai ten reikėdavo įvairiausių ten tų papuošimų, kažkokių tai skirtukų su iliustracijom, ten kažkokių tai tekstų. Tai viskas prasidėjo ten. Tai dar nedidukė jau tai padarydavau. Paskui aš patekau vieno seminarė, kurį vedė Julija Daniliauskienė. Tarp kitko, jinai gimusi ir užaugusi Bubiuose, jinai yra jau mirusi ir išleista labai daug knygų jos darbų. Ir atvažiavo dar ir Jurėnienė. Ir tą patį seminarą vedė Jurėnienė, kita Danilevičienės mokinė. Ir jie mokė karpyti. Mokė paprasčiausius, va tos, kaip užsiminėt apie tuos skirtukus. Ir pasakė paskiau mum gale, kad tikrai nesusidomėsit visi jūs tais karpiniais, kas jau karpysit, bet tai nėra tokia labai populiari. O aš kažkaip užsikabinau. Galvoju, aš neturiu specialių jokių dirbtuvių, vietos, patalpos. Tai tiesiog tikrai nereikia kažkokių, tai pasidėjai ant stalo ir kirpi. Bet aš taip užsikabinau, kad tiesiog mano darbas paskiau pradėjo vadinti ne tai karpiniais, o tai grafika. Tai va, karpiniai yra viena iš grafikos rūšių, o tų būdų įvairiausių. Dabar aš čia, kadangi ten net įrodyti, kaip tas karpinys, kaip jisai gimsta. Va čia yra paskutiniai, dar yra neklijuoti tie darbai. Ir dabar, kadangi aš jau tai kelioniai, kai ruošiaus, yra jau buvusi, mano karpiniai šiek tiek primena kalnų spalvas. Šiek tiek. Ir ten tos įvairiausius įlinkimus, tas skylės, ertmės, arkas įvairiausias. Tai ir dar nuotaikos žmogus aš. Va čia primenat karpiniai žiemą. Jie dar nepriklijuoti, jie dar nauji, dar niekur neeksponuoti. Ir jau jisai pas mane nebėra simetriškas. Aš stengiuosi kuo mažiau lenkti per pusę, o tą popierių tai būna arba randu kažkokių plakatų, arba aš tonuoju akvarelę arba guašų lapą ir tada iš jo kerpu. Bet būna, kad sudedu dedu dar baltą ir tada išsikerpa antras. Ir tie karpiniai man kitas iki sako, tai kad čia ne karpiniai. O kas? Grafikos darbai. Nu taip. Jo, tai, čia iš tikrųjų tapyba ir karpiniai susiję. Tai dabar taip, nugi čia taip pat linija. Jeigu čia nepasakyčiau, kad karpiniais, jūs galvotumėt, kad čia yra su kažkokiu baltu korektorium arba plonu teptuku nutapyta arba nupiešta. Juk dabar tų priemonių įvairiausių. Taip kad dabar aš dar tokia. Aš niekada pamačius kažkokio darbo nebekirpsiu tokio pat. Nu, pavyzdys. Atnešė į parodą karpytoją, aš kažkada seniau būdavau visą laiką tik vienintelė čia Kuršėnų krašte karpytoja. Paskui atsirado dar keletą moterų, kurios pradėjo karpyti. Ir aš jau pamačiau, kad jeigu kerpa kažką panašaus,
aš sugalvosiu kažką kito, neliko simetrijos, kai kada, kai jau reikia, nes tie senieji tradiciniai karpiniai, tai tikrai turėjo būti tik tai juodai balti arba baltai juodi, būtinai išlaikyti simetriją, išlaikyti tą kompoziciją ir būtinai ten tas, jeigu koks gyvybės medis, tai jo ten turi būti šaknis ar tai vazonas, ten šakos, kas yra gyvybės medis, čia kita atskira tema. Ir aš kai kada panaudoju tos tradicinius tokius karpinius, įterpiu į tos tarpiukus, bet aš suradau savo stilių, savo braižą ir aš pažįstu visos Lietuvos karpytojus, mes esam susikūrę tokią grupę Lietuvos karpytojai ir man jau visi draugai sako, kad jau mano darbų sumaišyti su niekuo negalima. Atvažiavom, atvežėm į parodą kampinukės, tos, kurios ant lentynėlių užsideda kampeliai. Ir įsivaizduokit, aš dabar žiūriu vienos vienokią, kita kitokią. Mano kaip ne visų. Aš nusivežiau spalvotą, aš nusivežiau ją nesimetrišką, jinai visai kitokia, bet visi žiūrėjo, va čia tavo. Ir aš žinokit, aš džiaugiausi, kad aš kitokia ta varna. Jo, aš mačiau, dabar neprisiminsiu kurios parodos, bet kuratorė irgi tą patį sakė, kad labai įdomu Almos darbai, nes jie kitokie ir labai pabrėžė tą spalvotumą jūsų darbų, kas man nesusidūrus su karpiniais atrodo, o tai kur prieš tai buvo tos spalvos, nieks nedarė su spalvom? Ne, būna ir va, jeigu va čia va gimsta karpinys, yra sudėtas pilkas ir baltas, ir jame tas motyvas, čia galima rasti ir tų tautiškų motyvų, ir baltų ženklus labai mėgstu. Ir jisai, va, didelį aš kerpu tokį, kad jisai neiškrenta nei vieną detalę. Galima jį vežtis, neštis. Jo, ir spalvą galima pakišti galima tą spalvą. Aš ir seniau būdavo, kad aš pakišdavau spalvą tik kai kur, apvedi ir tik tai kažkurias detalės. Bet aš pamačiau, kad tai pradėjo daryti ir kitos moteris. Ir aš nutariau keistis. Inovatorė noriu būti. Ne, aš nebedarysiu taip, kaip darė. Ir dar sako, vieną kartą išsisemsi, neįsisemsi. Aš dabar, kai grįžau iš kelionės, kai pamačiau dar įvairiausių kitokių darbų ir interjerė, tai dar turiu čia visur pridėta tų tokių ir stambesnių tų darbų, bet nežinau, neišsisemsiu. Pakol kas tai dar. Man labai patiko, kad reabilitacijoje ir sanatorijoje buvot. Ir neturėjote iš ko karpyti, tai karpėte iš žmonių žurnalo lapų. Ir jie tokie spalvoti su tekstu, taip įdomiai labai atrodė, bet irgi pažiūrėjau, galvoju, kai žmogus turi kūrybinę gyslelę, tu jį padėk kur nori, jisai vis tiek kažkokiu būdu ras, kaip plėtoti savo meninę gyslelę, kas man labai patiko. Aš tenai reabilitacijoje pernai sutikau savo 65-metį. Aš iškarpiau 65 knygų skirtukus, juos ten ir priklijavau, aš ten gavau gydytojo bart, negalėjo man ten sėdėti, tai aš sugalvojau atsisėsti, sulenkti kojas, pasidėti savo tą pagalviuką, kurį reikia, kai klubas išoperuotas įsidėti, pasidėdavau maišelį, su žirklutėm kirpdavau, o tos žurnalus man davė valytojos. Perskaitytus kažkokius. Sūnaus paprašiau, kad tu atvežk man foniukui. Jėzu, nors juoda, kietesnė popieriaus biškeliuką, žirklės didesnės. Liniuotė davė sesutė nuo to, kur vaistai skirstomi. Tokia dėžutė tokia atitraukta. Ir kai jos ten pamatė, kur aš ten panaudojau ir akvarelį, ir patonuot kitur man reikėjo, tai įsivaizduojat, į tuos pačius indukus, kur vaistukus sudėti, tai jos ten taip stebėjosi. Aš tikiu, kad pirmą kartą matė. Jo. Ne, sakė, buvo visokių ten piešė, bet kad karpytų ir neprišiukšlintų, tai jos ten labai labai nustebo. Ir man pačiai buvo labai smagu užsiėmimas. Knygas palikau, paskiau susidraugavau su kai kuriuom, tai sako, radom knygose įdėtų skirtukus. Sakau, tai lai būna, nes aš ten ir knygų labai daug perskaičiu. Ir kaip suprantu, tą savo karpimo aistrą ir įgūdį perdavinėjat ir kitiems žmonėms, taip? Karpinė, šiaip nelabai žinau, kad iš mano mokinių kas nors tęstų karpyti.
kažkur panaudoti kažkokius elementus, trupučiuką, nes ir dailės akademijas baigusių yra mano buvusių mokinių. Ir dizaino srity yra buvusių mano mokinių. Gal viena trupučiuką mokinė, bet kad karpyti turbūt nelabai uždegė, nes tai žiauriai kruopštus darbas. Smulkioji motorika. Labai. Ir priklijuoti, ir ypač jeigu tai skirtukų, jei tai atvirukų, tai turi idealiai priklijuoti. Tuos didžiuosius, kuriuos aš įrėminu, paveikslinius, tos vadinamus, vaizduojamuosius, tai juos galima, kad tiesiog taškeliais gis prisispaudžia stiklas. Ten nebūtinai labai kruopščiai priklijuoti. Bet kai pamatė vaikai, kad tiek reikto darbo, kad sakė, ne, yra paprastesnių kažkokių raiškos formų, bet ne karpiniai. Taip kad šiaip karpytojų daugėja ir jaunėja. Turiu pažįstamą draugą kaunietį, vieną jauną studentuką, 2 kurso tikrai, kuris į karpo. Nojus toks, tai, aš žaviuosi. Bet aš kiek mačiau ir užsiėmimus veda, ta prasme, nuvažiuoja, tai, pavyzdžiui, Šaukinuose, kiek mačiau, kad susirinkę koks 10 žmonių ir jūs rodot jiem tas technikas ir rodot, kaip tos kirpimus daryti. Tai yra to susidomėjimo kirpimo? Yra. Kadangi dabar, kai aš mokykloje nebedirbu, aš labai susidraugavau su bibliotekomis, su kultūros centrais. Tai kadangi Raudėnuose dirbau 7 metus, važinėjau į vieną mokyklėlę, tai aš ten tebevažiuoju, tebebendrauju su ta bendruomenė ir šiuo metu būtent ten ir yra tų parsivežtų iš Abromiškės reabilitacijos centro karpinukų, skirtukų didžiulė paroda ten. Tai ir ten vedžiau 2 kartus karpinius. Ir Šaukinuose mokiau karpyti. Bibliotekoje savanoriavau su mažiukais vaikiukais. Bet ne tik edukacijas, ne tik karpinių, aš dar visokiausiai kitausių. Kokios dar edukacijas? Su žolynais, su žolytėm, su smilgom. Metalo sendinimo technika tokia, kurios dabar darbų net parodai turbūt nenorėčiau, nes visi išvesti į Gruzdžių biblioteką. Ir tapiau trupučiuką. Ir mišrę techniką, tokius koliažus darėm. Kaip vadinama, skrebinimą kažkokį. Tik tai nepatinka jiem tas pavadinimas, jie taip labiau gal koliažų vadina. Bet į tuos užsiėmimus, kiek žiūrėjau nuotraukas, kažkodėl susirenka vis laik vyresni žmonės, ne? Dažną kartą bent jau. Taip. Kodėl? Todėl, kad jie turi daugiau laiko. Ir jau turi savo, pavyzdžiui, Šaukinai, turi savo bendruomenę, turi savo ten tokį ratą, kurios, ką tu jom bevestum, jos ateis visada. Keletą jaunesnių būna. O kai bibliotekoje esu vedus, tai jau ten buvo vaikams, tai labai labai susidomė ir sakiau, tik tai jūs tik kvieskit, ateisiu, savanoriausiu, taip, kaip pasakyti, ir įdomu, ir smalsu, ir nesinori tai paimti visiškai ir atitrūkti jau. Užtat aš tas edukacijas vedu. Labai susibendravau ir karpinius rodžiau, ir smilgas, ir iš susuktų juodgalvių lapų, tokias įdomias kompozicijas pavadinom iešmeliais botanikos sode Šiauliuose. Universiteto botanikos sode. Tai ten nuvažiuoju 2 kartus per metus, tai tikrai. Jau tiesiog mane pakviečia. Tai ten jau įvairių dariau užduočių, ne vien tik karpinių, bet ir karpinių, stilizavom augaliukus. O kai savo darbus eksponuojat paroduose, kokio amžiaus žmonės susirinka? Nes dėl ko aš klausiu, man patinka labiau irgi tie tokie klasikiniai menai, tarkim taip. Nebūtinai karpiniai apsibrėž konkrečiai kaip irgi klasikiniai menai, bet tokia plačiaja prasme, ta tokia klasikinė tapyba, skulptūra, tie tokia simfonija, kažkoks orkestras, tokio tipo dalykai. Ir ką esu pastebėjęs, kad į tuos renginius aš būnu praktiškai vienas iš jauniausių žmonių, kuris atėjau. Ir kažkaip taip, jeigu nueini į modernaus meno kokią nors parodą, tai akivaizdžiai ten būna jaunesni žmonės, bet kodėl jaunesni žmonės nėra tiek linkę į tą tokį, kaip čia pasakyti, patikrintą meną.
Man čia vis laiką klausimas, kodėl taip yra. Nu, aš to nelabai gal pastebėjau, ypač kai bibliotekose būna, nes į bibliotekas ateina įvairiaus amžiaus žmonių, tai tas parodas mato. Ir aš pernai dariau parodą autorinę bibliotekoje, tai atėjo, nepasakyčiau, kad vien tik vyresnio amžiaus, nes ten ateina ir jauni. Bet aš visada parodas, kai rengiu, pranešu. Aš savo buvusiems mokiniams parašau į savo Facebooką žinutės, nusiunčiu dar kai kam, kas norėtų ateiti pamatyti. Ir kadangi jie žino, kad nebus tas tradicinis, simetriškas, liaudiškas, etniškas kūrinys, kad žino, kad mano bus visi kitokie, aš sulaukiu tikrai įvairaus amžių tų besidominčių žmonių. Reiškia, gerai marketingą daro. Jo, ir be to dabar nutariau, seniau dar vengdavau, bijodavau parodyti aš savo tapybos. Vis karpiniai ir kadangi mokytojų parodos būna kiekvieną spalio mėnesį, mokytojų dienos progai, jau 16 kartą bus paroda, aš visada dalyvavau, kad ir dalyvausiu ir dabar, tai įsivaizduojat, aš tenaip nebenešu niekad karpinių. Nes kažkaip, kaip pasakyti, sakys, ai vėl ten, net aš išgirdau ten tokią užuomeną, kad ten Almas, tai va karpiniai bus, va atsakau ir ne karpiniai. Taip kad ir parodos jau ruoždama, aš dabar padarau taip, autorinė paroda, kai dabar buvo didžiulė, birželio mėnesį Dvare, jau tikrai užėmiau visas sales viršų. Ir įsivaizduokit taip, viena salė buvo skirta tapybai, nu va, ir tie, kurie čia kaba, ir šitie, ir čia šitie didieji, ir šitie, ir vienas, ir antras. Tokie geometriniai labai. Jo, tokie ir stilizuoti, čia pagal nuotaikas. Tai aš tada iškabinau ir karpinių, ir metalo sendinimo technikos, ir šaukinusi prisiminiau, kaip nurišti pinikų papuošalus, įvairius darbelius. Aš net išdrįsau ir į parodą nunešti ir visi labai džiaugiasi ir pagyrė. Akvarelės labai daug esu pritapius. Ašgi dalyvauju šaukinuose tapytojų pleneruose. Jau dalyvavau 3 ar 4, net nebežinau. Ir namuose tas pats, išeini kažkur, tapai. Ir dabar tos parodos jau mano nebebūn, kad karpinių. Jau būn mišrių darbų. Tai tada susidomi dar labiau žmonių. Ir tada ir amžius skiriasi. Taip kad reikia kitaip pateikti. Jeigu parašysi vien karpinys ir dar kitą kartą labai daug ką reiškia, kad ir tų karpinių pavadinimas. Aš atsimenu, surengiau parodą ir pavadinau krebždesiai. Mano viena draugė ir sako, nu kas čia per žodis, kiek čia priebalsių toks nei šis, nei tas. Nu bet kai tu karpai, tu ten skrebeni, krapštai, išėmi. Nu tas pavadinimas toks tinkantis. Jisai kitoks negalėjo būti. Arba ten, jeigu kad ir kuždesiai. Taigi vis tiek pats su savim, kad ir mintyse būna pasikalbė. Čia dabar iškarpysiu žolytę, čia kažkokią akmenuką. Nu nepasakai garsiai, bet vis tiek mintyse. Ir tas pavadinimas toks kuždesys. Tai kai atėjo į parodą mano į tos krebždesius, tai ir sako, suintrigavo pavadinimas, užtat atėjom. Ir atvažiavo ir iš Šiaulių, atvažiavo ir kurso draugė, ir iš miestelio, ir iš tų pačių bazilionų. Tai aš tada taip apsidžiaugiau, galvoju. Reiškia gerą marketingą irgi pasidarot savo. Pavadinimai, sakot, per Messengerį žinutės išsintinėjot. Nu tai o kaip kitaip? Aš taip šiuolaikinės technologijas pasiteikiu. Va, tai aš link to norėjau palenkti, kad esat tokia senjorė, kuri aktyviai naudojas to. Aš kai pradėjau jumis googlint, aš radau, nes norėjau pasiruošti klausimą, galvoju paklausinėti apie tas technologijų naudojimą. Ir galvoju, reiktų kažkaip sugalvoti, ar iš viso žmogus naudojas technologijom ar ne. Ir tada radau jūsų Pinterest accountą, kuris yra pilns išsaugotų visokių dalykų ir net nuėjau ten tolyn. Kaip suprantu, ten jūsų, kiek Almų Stogienių, kurios išsisaugotų tiek daug visokių meniškų dalykėlių, kurie susiję ten su pinimu ir taip toliau.
Tai kaip suprantu, aktyviai naudojatės ir marketingą daryti savo parodom ir veiklom, bet ir idėjų sėmėtės iš ir su internetu. Aš pabandžiau save pagauti. Nufotografuoju darbą, spaudžiu, kad man, kaip vadinasi telefone, kada paspaudi Google ir paspaudi ant paveiksliuko. Google Lens kaisinga, kaip aiškint paveiksliuką. Jo. Ir aš, žinokit, galvoju, gal kažką rasiu panašaus. Iškrent kažkas tokio. Bet kad kažkas pasakytų, kad aš kažką pasisėmiau ar panaudojau iš internetą, tegu duodu, neduodu galvoju. Bet aš tikrai nenužiūriu, tikrai niekada. Gal kažkiek, kitą kartą pasižiūri, tą spalvų derinį, tokį, vis tiek pasižiūri. Bet vis tiek patys nuostabiausi deriniai, žiūrėkit, drugys, driežas, gamta, žiedas. Gamta labai daug jau davus. Taip, tai net nereik to. Tik, kaip pasakyti, aš ten prisirinkus, Pinterest'e yra tik tiek, kad pasirinkus, kad parodyti dar yra likę mokiniams. Nes, negi kišiu visą laiką savo darbus. Aišku, parodau ir pasidžiaugiu ir vaikai sako, o čia jūsų, bet žinokit, jie nepatiki. Jiem tada turi, ne tik, kad ten parodai, projektoriai jungiasi ekrane, turi parodyti tikrai ir turi per rankas pesiūst, atsimenu, siūsdavau, kad jis pačiupinėtų, o čia tikrai ant paviršiaus nupiešta. Arba, pavyzdžiui, aš parodžiau šitą darbą ir parodžiau nuotrauką to paties darbo. Ai, tai jūs čia nuo nuotraukos nusipiešėt. Tai sakau, dabar palaukit, žiūrėkit. Tai jeigu aš atsisėsiu ir iki pat galo, tai aš neturėsiu ir kantrybės, ir sutems, ir pasikeis šešėlis, ir pasikeis viskas labai greitai. Jis saulutė sukasi ir viskas keičiasi. Tai sakau, parėjus, tada aš įsijungiu tą savo nuotrauką ir kažkiek vis tiek užbaigti, nori tu to ar nenori. Tikrai. Taip, kad nužiūrėti tai ne. Ne, tai... Gink Dieve, tas negali niekas man prikišti. Jokių būdų nesakau, kad nužiūrėta, bet, įkvėpimo vis tiek. Jo. Kai nueini į kokią galeriją ir pamatai kokius nors ten didžiuosius darbus Renesanso, tai irgi nėra taip, kad grįžti namo ir pertapai juos, bet randi kažkokių detalių, kampų, šešėlių, kurie po to gali įtakoti ir tavo kūrybą. Tai kaip suprantu, tos įtakos imatės ir iš interneto. Taip. Ta prasme, imat visą. Ir tikrą pasaulį, ir skaitmeninį pasaulį. Jis nėra kažkokia atskira dalis, į kurią nekreipia dėmesio. Ne. Oi, būtinai. Ir vis tiek, kaip pasakyti, ir to tokio perteikimo iš internetinėse tose svetainėse, arba kad ir parodą nuėjęs. Ir dabar pagalvoju, aš padariau kitaip. O dar padarysiu, aš dar kitaip padarysiu. Aš tiesiog palyginu ten savo ir aš tikrai nepadarysiu taip pat, gink Dieve, nei kaip ten dailininkai, žymieji menininkai. Bet iš jų tai ir mokomės. Tam ir yra menas, tam ir yra parodos, tam ir yra tos pat Pinterestai ir visos svetainės ir kitos atviros. Ir dar tu sudūriau su tokiu dalyku, ir pati trupučiuką, bet išsiaiškinau. Ir vieną draugę, kas kopijuoja, tai žinokit, aš taip pat nebijau pasakyti, kad kažkuo labai panašu čia į mano. Net įžeidus esu, bet aš buvau teisi. Vieną moterį ir radau tokių bendraminčių, kad tiesiog gal reiktų mažiau įdėti, mažiau viešai skelbti, jeigu nori, kad tavęs nekopijuotų. Bet aš paskui pagalvojau taip. Tai kam tada kurti, kam daryti, jeigu tu neparodai? Į ką? Į spintą? Mano spintos pilnos. Ir vienas, ir už sofą, ir dėžės nuo televizorių prikištos darbų, kai reikia parodyti, viską iškrauni, paskiau parvežęs vėl atgal sukrauni. Tai yra iš viso toks pasakymas, kad kopijavims yra aukščiausiai vertinimo forma. Taip. Nes jau reiškia tave verta kopijuoti. Tai jau reiškia lygis yra pasieks toks, kad kiti vietoj savo realizacijos galvoja, kad jūsų realizacija yra žymiai geresnė negu jo. Tai pasakysiu tokį dalyką. Mano dukrai labai patinka Algio Kriščiūno darbai. Man jie taip pat, jie labai savotiški, aš mačiau ir neoriginalus, ir originalus, ir Šiauliuose, ir Kuršėnuose, ir Druskininkuose, dabar labai džiaugiausi, pernai mačiau.
Ir man dukra sako, ar tu galėtum va tokį? Ir aš dabar galvoju, nu dabar išsirink tu, kurį tu tą nori ir aš tikrai pabandysiu ir padaryti. Nu, aišku, nepasirašysiu, tai kaip Čiurlionio motyvais. Ginkūnuose šiuo metu yra Čiurlionio motyvais mano darbų akvarelių paroda Ginkūnuose. Tai ašgi žiūrėjau į juos, bet aš vis tiek nutapiau savaip. Tai va tą Kriščiūno darbą kažkurį, kurį man galva ir dabar grįžus dukra pasakys, aš tikrai pabandysiu nutapyti, aš net ir jam turbūt įdėsiu į žinutę, kad aš pabandžiau, bet tai niekada nepasakysiu, kad tai mano darbas, tai yra kopija. Taip, taip, taip. Ir aš nemanau, kad čia blogai, mokomės iš dailininkų, iš darbų. Visa, ką sukūrėm, tikriausiai yra įtakota to, ką prieš tai pamatėm ir patyrėm. Tai kažką kiti padarė ir tai per laiką ir eina ta informacija su mumis į priekį visais. Taip. Ir dabar dar atsiprašau, kad aš įsiterpsiu. Aš karpau, miršau pasakyti, kad aš karpau ne tik iš popieriaus. Paskutiniu metu, nu net jau seniau karpiau, bet šiemet nežinau, kas man užėjo, kur tik kokį lapą pamačiau, aš karpiau lapus. Ir aš tų lapų tiek prikarpiau ir tik pakarpiau ir pamatė mano darbus Papilės Simono Daukanto muziejaus darbuotoja viena. Ir va čia jau parodos skelbimas yra ir aš iškirpau tų karpinių daug jau vis išeksponuoti, o čia tie, kurie dar nespėjau, atsėgiau ir nebeturiu kaip parodyti. Tai va šitų darbų karpinių iš medžių lapų visai netoli, jūs važiuojat pro šalį Kužius. Tai Kužių bibliotekoje yra šiuo metu mano lapų paroda. Kaip keista žiūrėti. Ir tų lapų paroda jau dabar ir užsakymą turiu. Aš turėsiu nuvežti tuoj pat į Bazilionus, į Bazilionų biblioteką, į Bazilionų kultūros centrą. Tai va, aš kirpau ir iš medžiagos, ir iš tekstilinės tokio pluošto. Kirpau iš pakloto, kaip jisai vadinasi, kai dedi grindis ir po apačia tokia minkšta balta medžiaga suvyniota. Nežinau, kaip ten vadinasi. Toks pusplastis. Ir iš to didžiulius. Ir toks paskiau toksai lūžtanti žalia medžiaga irgi pasideda. Tai aš kitą kartą, kai nueidavau statybinių medžiagų parduotuvės, čia į senukus, tai mano tos pažįstamos pardavėjos žinodavo, kad aš atėjau ne statybom, ne remontui, o jau, kaip ti pasako, nu jau kokią nesąmonę ten darysi. Su menininko žvilgsniu. Taip. Tai esu tikrai daug iškarpius įvairių medžiagų, bet ne popieriaus. Visiškai nebetradiciškai. Čia įdomu labai žiūrėti į lapą karpytą, nes smegenis sako, kad tas lapas irgi tikriausiai iškirpts, bet jis neiškirpts, jisai tikras lapas. Tokia meno ir herbariumo samplaika. Tikras. Ir va čia dar vieną parodysiu, kadangi jau dabar jau čia visus išardžiau, labai užsimaniau iškirpti ne taip tik, kad ten vien, va, net portretų. Nu va, įsivaizduokit, jisai nepaklijuotas, nieko. Va. Čia yra ir daugiau, bet neįmanoma čia visko parodyti. Labai unikalus. Tai tų portretų yra parodoj ir dar. Aš šiemet, kadangi kiekvienais metais, jau dabar turbūt 6 metai iš eilės Laiptų galerijoje dalyvauju kalėdinių miniatiūrų parodose. Ir ten kiekvienais metais vis kitką. Buvo karpiniai, buvo mišri technika, buvo skirtukai, buvo tapyba, o šiemet buvo lapai. Įdomi. Jo. Pirmą kartą matau tokį dalyką, bet tikrai labai įdomu. Jo. Nu ir va tas, tų portretų ir daugiau esu iškirpusi. Nu va, apsikroviau, dabar nebelabai gražiai čia viskuo. Į paskutinę temą noriu nusukti ir nebūtinai galbūt norim ją smarkiai plėtoti, nes jin tokia specifinė. Norėčiau pašnekėti apie politiką, bet be politikos. O! Man visą gyvenimą keistai atrodydavo, kai žmonės sakydavo, nemaišykit meno ir politikos. Ir aš, pavyzdžiui, žiūrėjau jūsų karpinius ir ten akivaizdžiai buvo tas didelis toks karpinys, kur užrašyta Lietuvai ir tautiniai motyvai ir jis akivaizdžiai
šaukia, galbūt netiesiogiai politika, bet tautiškumas, o su tautiškumu vis tiek atsiranda ir tas politinis kamps. Ir visą gyvenimą taip girdžiu, nemaišykit meno ir politikos, čia yra atskiri dalykai, bet tada pagalvoju apie kokią nors triumfo arką, kurią važiuojam žiūrėti. Tai yra mūšio iš vis pergalės simbolizavims. Jo, ten kokia nors tas prancūzų paveikslas, kur moteris su vėliava. Delacroix. Jo, kur, tai iš viso tai yra revoliucijos toks sužadinimo moments, bet visa tai yra per meną. Tai kaip vertinat, ar yra politikos mene? Ar mens yra atskira kažkokia kategorija, kuri niekaip nesusijusi su politika? Kažkiek, pavyzdžiui, kalbant apie tą mano darbą, o gaila, kad aš čia dabar jisai paslėps giliai, saugiai, tą žodį Lietuva iškarpiau dėl to, kad jis buvo skirts šimtmečiui ir be to, gal negalima čia taip sakyti, aš nesu jau tokia nacionalistė, bet jau kaip aš myliu savo kraštą, nors ir keliauju, viskas gerai, bet tol, kol aš galvoju, nesužinosiu ir nepamatysiu viskas, kas šalia manęs, mano Lietuvoje, mano gimtinėje, mano krašte, kaip aš galiu džiaugtis ir tapyti ten kažkokius kalnus ar dar kažkokius ugnikalnius taip toliau. Aš tiesiog esu tikrai savo patriotė labai. Ir tie patys simboliai, tie lietuviškumo kažkokie, vis tiek man įsiskverbė tuose darbuose, kad ir tapyboje, ar dar kur nors giliau paieškojus, kad vis tiek norisi perteikti tą žinutę, kad aš myliu savo kraštą, labai noriu tos taikos. Tarp kitko, dabar galvoju, anam kambarį turiu darbą nutapytą labai senai, smulkiom, tokiom rožytėm, labai stilizuotai, aišku, ir jisai nutapytas geltonom ir mėlynom spalvom. Aš jį išsitraukiau tų laikotarpių, kai prasidėjo karas, aš įdėjau iškart į internetą ir visi galvojo, kad aš jau padariau jį specialiai ir man netyčia, bet aš prisiminiau, kad aš tokį darbą dariau, aš puoliau karpyti žiemai paukštelius, mėlyną, geltoną, ukrainietiškos vėliavos motyvais, ne tik tai tautiškais lietuviškos vėliavos, kaip jau aš karpiau daug tų darbelių vairių, kur. Taip kad man atrodo, kad surasti bet kuriam darbe tos politikos kažkiek galima. Bent jau mano darbuose, tai jei jau noriu išreikšti tą meilę tėviškės, tai jau viskas aišku, kažkur išvažiuoju ir perteikiu tai, ką irgi matau šiek tiek. Šiaip tai politika domiuosi, bet su saiku aš nesikišu, aš esu tokia, kad, kaip pasakyti, aš galiu su bet kurios partijos nariu kalbėti, nes jie atvažiuoja ir sveikinti mus, ir valstiečių partijos yra sveikinę, ir seniautos ir darbo partijos, ir yra ir liberalas kažkokios parodos atidarymė mano buvo. Ir aš niekada negalėjau pasakyti, čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Aš šiaip nepartinė, bet vis tiek kažkaip prijaučiu kažkokią vieną ar kitokią tai kryptį. Taip kad be politikos šiais laikais negalim. Visas pasaulis aplink mus formuojas per politiką. Kai tik tai vakarėja, taigi norim tų žinių pamatyti, aš kerpu ar ten tapau, mano televizorius įjungtas, aš visada žiūriu žinias, aš seku, aš domiuosi. Ir ką myliu, ko ir nekenčiu, ir ką galėčiau, tai ir nežinau, ką padaryčiau. Ir sunku pasakyti tai, kad sako rusų kalba, jinai nekalta, bet aš išgirstu rusakalbį ir iškart pagalvoju, kažin, tu ten ne koks vatnikas. O vis tiek kažkaip suabejoji, suklūsti, turi daugiau išgirsti ar pamatyti. Arba darbų kažkokių tai. Aš turiu ir ukrainiečių, ir baltarusių karpančių. Ir bendruose paroduose dalyvavus, ir seminaruose. Ir juose matosi irgi, iškart matosi, kur ukrainiečio, kur baltaruso, kur kažkokio kitokios tautybės darbai. Taip kad be politikos šiais laikais
Nu, turbūt atsargiai, švelniai, tapybiškai, bet vis tiek su politika šiek tiek. Supratau. Tada jeigu sakot, kad domitės politika, būtų visai įdomu išgirsti. Ar galvojat, kad politika yra vyresnio žmogaus žaidimas, jeigu galima pavadinti to žaidimu? Nes ką matom pasaulyje, kad tikrai tų tokių, imant tas esminės tokias ašis pasaulyje, ar tas valstybės, kurios dabar yra aktualiosios tos valstybės tam pasauliniam diskurse, kad žmonės valdantis tas šalis ir priimantis sprendimus pagrindinius, tikrai yra ne jaunuoliai. Ta prasme, netgi galima sakyti, koks 70 plus, ta prasme, jeigu imant kokią nors ten Ameriką, kur 2 prezidentai buvo tikrai labai garbingam amžiai. Ja. Tas pats Putins yra tikrai ne jaunuolis, tas pats Xi Jinpingas Kinijos irgi ne jaunuolis. Tai kaip vertinat, kad vyresni žmonės priim tos pasaulinius sprendimus? Nes taip, su amžium atein branda suvokims kažkokių gal dalykų. Čia dabar netaikant konkrečiai tos politikos, kuriuos išvardinau, bet su jaunumu atein tas toks inovatoriškums ir veržlums į priekį ir jaunesni žmonės liberalesni, vyresni yra konservatyvesni ir kur tas būtų galvojat vidurys, kas turėtų būti politikai? Kaip amžiaus politikai iš viso žaidžia? Gal jaunesni yra tokie atsargesni ir jie turi mažai patirties. Gal dėl to nedrįsta, bet aš turiu pažįstamų, baigusių ir besimokančių politologijoje. Ir buvus mano viena mokinė ir buvus kaimynė, jinai tikrai sakė, aš tikrai labai domiuosi politiką ir studijuoja, bet jau net tokias 2 žinau, jaunas, tikrai jaunas. Ir aš tikiuosi jas pamatyti politiniam gyvenime. Ir aš nepasakyčiau, kad vien tik tai vyresni, žiūrėkit, ypač tarp politologų ir moterų ir vyrų, tikrai yra ir mūsų Lietuvoje jaunų, arba, kaip pasakyti, nebūtinai, kad streikuojantis, nebūtinai mitinguojantis, bet žiūrėkit, tų tarpe daugiau jaunų, tie drąsesni išdrįsta išeiti, pakelti balsą su įvairiausiais transportais negu vyresnių. Aš manau, kad jie užaugs, bet jiem tiesiog, kaip pasakyti, patirties trūksta. Dabar jaunas, tik baigęs mokyklą, bet ir tai žiūrėkit, yra lyderiai, įvairūs klubai ir ten tie jauni pamažu auga. Kad yra augančios dalies, tai aš niekaip nesiginčiu ir, ta prasme, partijose pilno žmonių ir Seime turim Seime jaunų žmonių, bet kai šnekam apie tas jau tokias valdančiasias pozicijas, tas jau viršūnės tokias, pavyzdžiui, koks nors Prancūzijos Emmanuelis Macrons jis nėra irgi jau jaunuolis iš tikrųjų, bet jis yra netgi išskirtinis tam pasauliniam kontekste, lyginant su kokiu nors net ir Mercu Vokietijos, ar tuo labiau Trumpu, kuriam arti 80. Tai tuose viršutinėse pozicijose kažkaip pasaulis, rodos, koncentruojasi tą jau labai vyresnį žmogų. Arba čia yra pliusas ar minusas? Aš tiesiog net nežinau, aš manau, kad vis tiek jie atsižvelgia ir į tuos jaunus, ir į tos peticijas įvairiausias, kurias tikrai pasirašo daugiausiai jauni. Gal tiesiog, dabar aš pagalvoju, aš rinkėja, sakykime, kad ir tą patį Seimą, ar kitur, tuose rinkimuose, į tą jauną išrinkom, žiūrėkit, Seimo narys mūsų Kirkutis. Jaunas žmogus. Viskas gerai? Taip, viskas gerai, mano aplinkoje jau visai. Taip, kad pavyzdžių jau yra. Ir aš manau, kad tie jauni, kuo toliau, tuo labiau jie ties galvą ir išdrys ir domėsis. Jie paprasčiausiai, jiems svarbiausia dabar ir mokytis reikia, ir sukurti šeimą, ir savo gerbuvį. Jie gal nepagalvoja apie tokį grinai atsidavimą politikai. Užtat ir nėra tų visai tokių jaunų. Bet kaip gali būti žalės visiškai ir kažkas ten kažkokius priims sprendimus? Jisai vis tiek turi įgūdžių. Klausimas, taip, kad reikia biškiai užaugti. Jo, bet įdomu, kaip tai spręsis, kai prie paskutinio klausimo norėjau prieiti ir tiksliai nežinau, kokiu kampu prie to prieiti.
Lietuvos visuomenė, kaip ir didžioji dalis vakarų visuomenių, turbūt absoliuti dalis, ženkliai stumėsi į vyresnių žmonių kategoriją. Ženkliai. Ir jaunų žmonių vis mažiau ir jau mano kategorijoje yra mažiau jaunų žmonių, bet dabar vis tas santykis vis blogės ir nėra panašu greitų būdų išspręsti to. Tai reiškia, jauno žmogaus kaip tik liks mažiau politikai, nes bus tiesiog visuomeniai daugiau vyresnių žmonių ir reiškia, vyresni žmonės užims politikos pozicijas kažkokias tai turinčias įtakos. Tai vad, pavyzdžiui, man įdomiai skamba ta pastaruoju metu akcentuojama mintis ir įdomu, vat, ką jūs apie tai galvojat, čia užbaigsim pokalbį turbūt tokiu klausimu, kai sako, kad jaunom šeimom, kurios turi vaikų, galbūt reikėtų duoti papildomą balsavimo teisę, nes jos reiktų koncentruotis į jaunas šeimas, nes yra per mažas gimstamumas. Tai kadangi duotum papildomą balsavimo teisę už nepilnametį vaiką, jaunos šeimos rankose atsirastų didesnė tokia kaip ir sprendimo galia išrinkti kažką, nes jisai turi nebe vieną balsą, o turi 2 vaikus, jis reiškia turi 3 balsus. Ir tada gal ta jauno žmogaus įtaka politiniam gyvenime pataptų šiek tiek didesnė. Kaip, nors iš tikrųjų tai biški kreipiam tas taisyklės žaidimo biški. Tai va, kaip jums atrodo, čia yra gera mintis ar ne? Dabar šiuo klausimu aš turbūt turėčiau trupučiuką nutilėti. Mangi 65, o aš dar neturiu anūkų. Tai va, net nežinau, kaip reikia pasakyti. Aš labai už tai, kad tikrai reikia tik džiaugtis tai jaunom šeimom, žmonėm, bet aš labai taip skausmingai žiūriu, kada eina porelė dviese, kaip ten su to politika, aš nežinau, domisi, nesidomi, bet vat, kad domisi gyvūnėliais, nešasi šuniuką, nešasi kačiuką, o nestumia vežimėlio, tai man skausminga šitai matyti. Tai taip, kaip jūs pasakėte, tai ir priveda prie to, kad jie kuo toliau taip, tai tikrai politikus matysim tik vyresnius. Bet, turėkim vilties, nebūkim tokie pesimistai. Gal kažkaip tie jauni žmonės, kai jau baigs studijas, jau tada, kai bus 22, kokių 3, iki 5 metų, aš manau, kad turėtų suklusti ir matyti, kokia ta situacija politinė, kad tų veiklesnių tai turi atsirasti. Nori to ar nenori, nes į tuos vyresnius, tai kai kurie, bent jau aš kiek jaučiu, net ir pati taip būdavo, einu, kad ir su savo vaikais, sakau, ai, čia tokie vieni vyresni, tokie pensininkai, ir aš dabar kažkaip prisidengiu ir galvoju, aš dabar tokia pati ir vaikų paklausiu, vaikai, kaip jūs dabar čia jaučiatės, kai ta mama jūsų jau tokia vyresnė. O jie žinot, ką pasakė? Mama, mums tu neatrodai dar pensininkė, viskuo domiesi, viską darai, kuri, ir aš kažkaip, nepasiduosiu. Ir jau sakau, kad tai 2 tom jaunom politikėm, kurias pažįstu, kurios tikrai studijuoja, kuri jau ir žurnalistė, gyvena Kaune, vardu Simona. Ir aš jau tiesiog pasidžiaugiau jos nuotrauką šalia prezidento Adamkaus ir jo komentarų ir galvoju, aš tikrai ją tikrų pamatysiu politikoje. Taip, kad užbaigti reikia optimistiškai. Taip. Ir tos jaunus dėti viltis, o tie vyresni, kad visada padėtų ir kad kuo daugiau būtų kūrybiškesni, kuo daugiau judresni, o sąlygos yra didžiulės visur. Taip. Ir galimybės. Ir suvokims apie vyresnius žmonės keičiasi, nes... Žinoma. 65 yra naujieji 45. Taip. Žmonės žymiai gyvybingesni, kūrybiškesni, drąsesni ir nenusibrėž savo kažkokią brūkšnę, tai 60, kad viskas, aš jau dabar nieko nebeveiksiu, žiūrėsiu pro langą visą laiką. Ne, iš vis ir norisi bendrauti su jaunesniais. Man tai, aš turiu draugių ir vyresnių, bet su jaunu ir tampi toks jaunesnis, labiau pasitempi. Taip, kad myliu jaunus žmonės, labai džiaugiuosi, ypač kūrybingais. O kai žmogus kūrybingas, tai jisai ir įdomus. Taip. Labai smagu girdėti. Labai malonus pokalbis buvo su jumis, Alma.
Tikiuosi, kad aptarėm kažką įdomaus žiūrovam ir iki kitų susitikimų Senjorų podcast'e. Iki. Ir ačiū Jums. Fainai pašnekėjom. Nu, Taigi viskas normaliai. Fainai.